Sveiki į dar vieną pokalbį atvykę ir šiandien su mumis Scamp lyderis, vadovas, gitaristas Viktoras Diavara. Sveiki. Ir iš tiesų, bevažiuojant šiandien pas tavį į studiją, visą laiką galvoj sukosi Latont gabalas, ne? Išmokė mane tart pagaliau, kaip reikia. Ir aš iš tiesų niekad jo nemokėjau grot. Tai aš norėčiau tokį džemą pradėti, gal parodytum, kaip grota gabaliuką ir visi draugiškai galėtume išmokti ir pagrotume. Taip, kaip ten grot? Latont, paprastas 4 akordai berods, G minoras. Bet čia G toksai... 7. Minor 7, Kažkaip po to do Kas čia? 7, C7, tada F. Bet irgi mažose to Jo, bet aš tik tai šitas 3 naudoju realiai. Ir tada D7 Koks mandras akordas. su šito. Jo. O kaip tokia daina atsiranda? Pradedi su gitara? Ar po šitą konkrečiai, tarkim? Taip, šita tai tikrai nuo gitaros tiesiog berods aš kažkokį gitaro akordų turėjau knygą kažkokią ir ten buvo kažkokia akordų sekvencija, kuri labai panaši buvo, ne šita, bet tiesiog tai būna labai, kaip čia sakyt, kiekviena gitara turi savo tam tikrą skambesį ir akordai irgi turi savo skambesius. Tai tiesiog žiūrint, kokią gitarą tavo rankoje yra ir kokius akordus paimi, tave iš karto kažkaip į vieną ar į kitą pusę. Tai čia man buvo toks, kaip čia sakyti, truputį primena ten tokią senovišką, prancūzišką ten chanson, nežinau, tokį skambesį. Gal nebuvo taip tipiška tai, ką mes darėm tuo momentu, bet man tiesiog tie akordai man taip iššoko į mane ir apgrojo jos ir tada tiesiog čia buvo, kai mes įrašinėjom Deadly albumą, tai aš ten labai daug naudojau savo tėvo poezijos, tam albume labai daug yra jo tekstų panaudoti iš visokių jo poezijų arba šiaip tekstus, kuris yra parašę būtent man. Tai va, o Latont yra išvertus iš prancūzų reiškia laukimas. Ir tai yra eilėraštis, kuris jisai parašė, aš gal net ir čia kažkur turiu. Čia jau turiu kažkur tą knygą. Čia kažkur gal net ir bus pažymėta. Va, Latont. Kažkurioje knygoje yra parašyta, kada, va čia yra parašyta Viktorija Tai čia Viktorija Prėskienytė, mano motinai, mano 2 vaikų, Gabija ir Viktoro mama. Tai šitą poeziją jisai parašė, čia buvo sovietmečių, vienu žodžiu. Jisai susipažino su mano mama Maskvoje, nes jie abu studijavo Maskvoje, jisai ten rašytojas buvo. Šitam Gorkiai, šitam rašytojų ten kažkokia sąjungoje, ar nežinau. O mano motina, tiksliai nežinau, ką jinai ten studijavo, neprisimenu dabar, bet vienu žodžiu, jie susipažino
kažkaip jisai ten grįžo į Malį, aš taip, long story short, gimė mano sesuo ir kai mano sesuo gimė, mano motina kažkaip, į Lietuvą grįžo ir jo nebeįleido į Lietuvą. Tai, ta prasme, tai kai mano sesė gimė, jisai nematė jos ir iki kol jai buvo 5 metai, kažkaip nedavė leidimą jam įvažiuoti į Lietuvą. Jis galėjo ten kažkaip į Maskvą, bet į Lietuvą negalėjo. Tai tuo momentu jis parašė, būtent šitą dainą, Latont laukimas, apie tai, kaip laukia ten prie uosto, laivo toks. Tai aš tiesiog šitą eilėraštį paėmiau ir man kažkaip jie susiejo. Ir šiaip pas mane kūryba labai, kaip čia sakyti, aš galiu per vieną dieną padaryti 5 dainas. Pas mane yra, kaip čia sakyti, 4 akordai, melodija ir viskas. Aš nerašau tekstų, aš kartais rašau ten repus, savo rašau ir taip toliau. Bet man tiesiog užtenka vieno samplo, arba 2-4 akordų, 2 akordų, 3 akordų, nesvarbu, ten 4 akordų. Ir man viskas, tai yra jau daina ir ta prasme, aš ten per ilgai nesėdžiu, kaip čia sakyti, per daug nemastu apie tokius dalykus. Tiesiog, jeigu aš jaučiu ir viskas, prisėdu, padarau greitai. Aišku, būna ten dainos, tu kažką padarai, po to dar prie jos ten užtrunka kelis mėnesius, kol tu ją užbaigi, bet ta pirminė mintis, jinai yra ir jeigu užkabina, tai reiškia viskas gerai. Jeigu neužkabina, tai palieki, išsaugoji, bet dažniausiai būna, kad po daug laiko grįžti, kažką kitaip išgirsti. Daug tokių yra užmirštų dainų. Nemažai. Šiaip Skempų tai iš tikrųjų yra labai daug dainų, nes mes ten 14-15 metais albumą beveik buvom pabaigę ir tada mano kompiuterį pavogė iš lofto. 2015 metais buvo mano Makas. Skempų gabalų daug. Jo, turi neišleistą, beveik pabaigtą Skempų ir ten ir buvo Afrodelik pirmieji bandymai, įrašai, ten kita istorija visiškai. Jo, ir ten dar šiaip yra tas legendinis Makas, tas senasis, kur ten kaip arklys laiko ir vienu žodžiu, tai rastadienį vyko rastadienis ir pavogė, aš grojau su Naudydžiais setą, po to kažkur nuėjau, grįžtu ir kompo nėra. Tai nuo to laiko aš vadinu rastadienį prarastadienis. Yeah. Tai vien tik iš ten, bet aš ten daug tų demo turėjau kažkaip, nes ten siūsdavau Eriką ir Vilių ten e-mailų, tai tos pačios, kaip čia sakyti, stemsais neturiu, bet ten demo, tai iš to albumo nemažai yra ir po to buvo tuo laikotarpiu nemažai dainų, mes prieš ten 18, nes 18 metais buvo mūsų 20-metis. Tai mes esam nemažai dainų įrašę, net vieną videoklipą padarėm, bet tiesiog niekada jų neišleidom, nes kažkaip nebuvom iki galo patenkinti su galutiniu Aš dar truputį norėčiau grįžti prie to pačio Latont gabalo. Minėjai, kad iki šiol yra vienas iš labiausiai klausomiausių gabalų, ne? Kažkodėl tais. Taip, labai stebina, nes... Ir minėjai tėvo kūrybą, ne? Toksai... Nėra daina apie nieką, priimkim tokį faktą, ne? Ir nors ir galbūt Lietuvoje mažai kas supranta prancūziškai, bet tą gabalą filina kažkaip, ne? Ir jaučiasi, kad jis nėra apie nieką. Ir žmonės pajaučia tokį net ir su kalbos barjeru, ne? Kai dainos apie kažką, jos ilgai išsilaiko, tai, nežinau, man atrodo, tokia gal priežastis susišvietė, žinai, taip. Jo, taip, niekada negali žinoti, kuri ta daina prigys, kaip jinai prigys ir kodėl. Aišku, pas mus ten tos populiariausios dainos, You Got Style, ten Superstar, padaryta dar viena, Fishy, kaip čia sakyti. Kai mes jos įrašinėjom, buvo ir kaip ir turėjom jausmą, kad jos kažkaip paeis. Dėl to jos ir buvo kaip singlai išrinkti. Bet jo, yra tam tikrų dainų, kurios prigijo, kurios mes vis dar grojam. Pavyzdžiui, Summer's in the Air yra daina, kur mes, man atrodo, kiekvienam koncerte grojam. Jau nuo to laiko, kai išleidom ją ir publika vis labai paprastas gabalas. Jo, labai paprastas, bet tiesiog man labai patinka jį gyvai groti ir žmonės labai kažkaip, toks, tai va. Ir šiaip yra, kaip čia sakyti, jo, niekada negali žinoti, kaip ten, pavyzdžiui, mūsų dienos kaip šventė. Yra daina, kurią mes buvom paprašyti įrašyti ją, man berods vasario 16 šventė buvo, ten katedros aikštėj,
LRT, nu, transliacija. Ir, nu, ar gali ten su maestru Kernagiu, amžinatilsį jau, ten padaryti kažkokį jo coverį. Bet čia buvo, nu, tiesiog vienam kartui. Ir, nu, tą versiją padariau, nu, per daug nieko, nu, tiesiog mes atliksim tą dainą vieną kartą su Kernagiu ir nu, vasario 16 proga. Čia buvo berods 2-3 ar 2-2 gal, 2-3, neprisimenu, bet daug maž tam laikotarpį. Ir atlikom tą dainą, ten suėjo, viskas gerai ir po to girdžiu, kaip radio stotyse tą dainą tiesiog iš eterio nuripino ir pradėjo groti ją. Ir toks buvo, na, kas čia vyksta. Nu, tai tada reikia išleisti, jeigu jau ten blogą versiją kažkokią nuripintą leidžia. Ir viskas baigėsi tom, kad buvo išleista singlo pavidalų, ta prasme, CD ir po to mes dar, aš nežinau, kokius 8 metus kiekvienoje miesto šventėje šitą dainą buvo paskutinė su fejerverkais. Ten jau visi blikai ir taip turėjo jau ten settingą, kur mūsų dienos kaip šventė, nes pastoviai ten mes turėdavom ją atlikti ir ten fejerverkus per ją leisdavo. Tai ir, nu, tiesiog, mes turėjom tą dainą vieną kartą atlikti, o gavosi taip, kad iki šiol jinai mūsų, nu, tai buvo visiškai nei planuota, nei... O būna atvirkščiai, žinai, kur galvoji, kad čia stengiasi, atrodė žiauriai geras gabalas ir nelabai. Ar buvo nors vienas toks atvirkščias variantas, kur tikrai galvoji, kad geras gabalas? Aš kažkaip darydamas, nežinau... Ne. Nežinau, kaip čia pasakyti. Gal yra, nu, tarkim, mūsų albumas kažką buvo realiai paskutinis albumas, kurį mes išleidom 2008 metais. Ne nu, bus dar albumų, bet iki šiol. Paskutinis albumas, nu, tikras albumas, kurį išleidom. Ir tai buvo 2008, tai jau greitai bus 20 metų, kaip mūsų paskutinis albumas išėjo, kas yra šiaip wild, insane. Nu, tai į tą albumą tikriausiai buvo daugiausiai darbo įdėta, nes visas albumas yra gyvai įrašytas su mūsų tuometiniais ten muzikantais, Domas Aleksa, Marius Aleksa, Saša Račinoks, nu, superiniai muzikantai, praleista daug laiko, mes ten į tokį pilį važiavom, Vila Mindozą, darėm ten kūrybinės atostogas, ten porą savaičių sustatėm dainas, nu, vienu žodžiu, ilgas procesas buvo, kol įrašėm viską ir, nu jo, bet tas albumas, nemanau, kad yra kažkoks tai, nu, mūsų kažkoks tai topinis albumas, bet realiai jį, nu, drįsčiau teikti, kad daugiausiai darbo įdėta. Tai, tai, nu, taip kartais būna ir nieko ne... Bet iš to albumo yra sportas, yra Always Too Much. Sportas žiauriai geras galas. Jo, yra dainos, kur mes iki šiol kiekvienam koncertui irgi grojam, tai, nu, taip, aš šiaip džiaugiuosi, kad kiekvieną albumą, kur mes... Va, kaip tik dabar ruošiamės, ten bus koncertas Tamstoje, tai kaip tik vat, per visus albumus, nes norėjau bent jau iš kiekvieno albumo po vieną dainą ar po dvi įtraukti. Nu ir tikrai galiu džiaugtis, kad iki šiol yra tikrai iš kiekvieno albumo bent po kažkuria vieną ar dvi dainos, kurias galim groti ir žmonės tikrai atpažins, žinos, prisimins. Tai, nu, smagu. Grįžkime prie to kūrybinio proceso gal, nes iš tiesų skempų daug gabalų hitai, ne? Kaip parašyti tą hitą. Nes šiaip pastebėjau, pagrindė tu groji gitarą, ne? Bet jeigu aš pasiklausau įrašo tiesiog, ten gitaros yra minimaliai. Ar realiai pradėjai nuo gitaros ir paskiau aplipdot samplais kokiais, ar būna, kad sėdėt ir su kompu darot muzoną, ar kažkokiam atsimenu interviu pasakai apie nieko panašaus, man atrodo, kaip darė ten irgi samplų kompaktą, žinai? Jo, beatas. Jo. Ir... Kaip dažniausiai visgi tas muzonas rašosi? Du būdai. Vienas būdas yra su gitara tiesiog, aš sėdžiu, kažką groju ir wow, ir tada viskas, čia bus daina, o kitas yra per samplus, einu kažką ir Realiai du būdai, kaip prasideda dainos visą laiką. Arba būna, kad kažkokia melodija teksto visaip yra. Pavyzdžiui, yra tam tikros dainos, kaip pavyzdžiui Fishy, ten kai buvau paauglys ir pradėjau susipažinti su rusiškai keiksmažodžiais, man buvo toks labai, dabar nesakysiu tų visų keiksmažodžių, bet man kaip Vokietijoje augusiam iš Afrikos, tam tikrai rusiškai keiksmažodžiai, kai tu supranti, ką tai reiškia,
Nu, ta prasme, buvo, nu, va, to fish yra, mes žuvis, mes povandenim ir mums ten nesvarbu. Nu, toks tiesiog konceptas, kur toks, nu, wow, žinai, tai, nu, labai toks ekspresyvus yra. Tai, nu, yra tam tikrų, pavyzdžiui, dainų, kur tiesiog pas mane, va, fišį, tikriausiai aš atsimenu tiksliai, aš su dviračiu važiavau į baseiną, kai man ten buvo kokie 14-15 metų, ten 8 kilometrai važiuoti. Ir aš tiesiog tą Ameribį inam ir tiesiog, va, ir tą dainą, va, įrašėm, kai man buvo, ką žinau, 20, nu, ten, tiesiog jinai mano galvoje buvo ten kokius 6 metus ir taip. Tai kartais yra tiesiog melodija kažkokia, teksto ir taip toliau. Bet dažniausiai tai prasideda arba nuo gitaros, arba nuo kažkokio samplo. Man šiaip labai patinka su samplais dirbti, daug žmonių yra, kurie yra prieš, kurie, nu, kažkaip čia ne kūryba ir aš dalinai tą suprantu ir taip toliau, bet, nu, aš nesu klavišistas, buvo laikai, vat, kai pas mus buvo gyvi muzikantai visą laiką, nu, mes visą laiką gyvai grojam, yra tai, bet, pavyzdžiui, mes dabar be klavišų grojam, tai neturim klavišisto, nu, man tiesiog kažkokį skambesį išgirsti, tau patinka, tai gali būti bet kas, tai gali būti klepo, ten samplas, bet tai gali būti ir tiesiog efektas kažkoks, tai ir tada iš karto tau lipdosi gitarą ant viršaus, kažkoks riffas. Ir tada, šiaip tiesą pasakius, aš, vat, kodėl 28 buvo mūsų tas paskutinis albumas, nes mes realiai nuo 98 iki 28 išleidom 10 albumų, jeigu paskaičiuoti, ta prasme, visus mūsų albumus, įskaitant remixinius ir gyvus albumus, tai gaunasi vienas albumas per metus. Tai aš buvau jau taip, jau visiškai pas mane buvo, nu, aš kai prisėsdavau prie kompo, jau tiksliai žinodavau, ką darysiu ir dėl to aš manau, kad... Jau toks įdirbis, iš esmės. Jo, bet man buvo jau ir atsibodę. Tai tada loftas atsidarė ir dėl to realiai taip, vat, 10-15 metų aš taip truputį nuo muzikos atitolau, nes tiesiog nebeteikė man to džiaugsmo. Dabar aš vėl grįžau, dabar aš degu noru, vėl ten studijoje būnant, sėdžiu iki ten paryčių. Truputį pailsėti reikėjo, ne? Jo, pailsėti reikėjo, bet esmė yra, kad forma visą laiką, jeigu paklausysi skempų dainų ar bet ką aš produsuoju, visą laiką būna viena, nu, dvi formos. Tai yra posmas, prienis, kažkas pasikeičia, prienis, viso gero. Tai yra, nu, tipo A, B, C. Kam taisytai, kas nesugadintų. Jo, ir tai yra kartais nuo priedinio pradedi, jeigu ten būna taip, bet tiesiog yra tam tikra forma ir kai tu dainą darai, vat, ten turi du riffus, iš karto yra aišku, dėl to man tos dainos ir greitai, nes ten yra du riffai, tai yra aišku, čia bus posmas, čia yra prienis. Ok, pam, ok, dabar reikia kažką pakeisti. Savaime tai yra akordai tokie, tai mums čia reikia kažkur. Arba paliekam ant tų pačių akordų, bet tiesiog tada jau aranžuoti kažką ten, arba nuėmi, arba pridedi, arba ten kažkokius ten, nu, tiesiog, nu, tai iš esmės labai, kaip čia sakyti, viskas labai turi savo, kaip čia sakyti. O kai, pavyzdžiui, akordus, kurie, ne, kažkokia harmonija, mastai teoriškai, kas čia turi būti, ar tai yra toksai laisvesnio polė, kad tiesiog ieškai skambesio? Aš teorijos ir taip nežinau. Aš pasakysiu, žinau akordus C, D, E, Do, Re, Mi, aš tą žinau, bet aš teorijos tikrai nežinau, aš esu ganėtinai savamokslis, lankiau kažkada džiazo pamokas, bet lankiau džiazo pamokas, kai man buvo ten 15 metų ir lankiau ten kokias 4 pamokas. Tai va tada ir išmokau Summertime groti ir dėl to ir Summertime vėliau įrašėm. Bet aš neturiu tų pagrindų, ta prasme, kad jeigu čia dabar tai aš, nu, iš jausmo, aš viską iš jausmo darau ir aš ir išmokau groti iš jausmo, išmokau produsuoti iš jausmo ir sudėtingesniu keliu. Atrodo. Ne, man tai, ta prasme, aš žinau savo limitations, savo kaip čia, nu, tai jeigu yra daina, kur aš žinau, kad man ten, aš esu, nu, ta prasme, su skempais mes esam bendradarbiavę su tiek daug muzikantų nerealių, nuo Martynas Kuliavas, vienas mano mylimiausių gitaristų Lietuvoje, kuris, nu, va ten Deadly, va tuo laikotarpiu, nes ar nori ten afrikietiško skambesio, ar ten bliuzo tikro, ar ten, nu, funko, nu, bičas, tiesiog, nu, jo tonas, kuris išgauna, yra tiesiog wow, nu aš jau senai su juo nesu dirbęs, tai, bet, nu, tais laikais tiesiog, nu, monstras, ta prasme. Tai ten Daugirdas, bosistas, nežinau, ten Saulius, klavišistas, nu, labai daug muzikantų, tie patys Aleksos broliai, Andrius Kairys, aš atsimenu, kai Andrius Kairys pas mus pradėjo grotis, buvo tas būgnininkas, apie kurį ten visas Vilnius kalbėjo, jam ten buvo 17-18 metų ir tada jisai
vat, kai Summertime išėjo, jis pas mus pradėjo groti. Tada Marius Aleksa, kai jam ten buvo 17, visas Vilnius kalbėjo apie ten tos du džiazo brolius, kur ten viską ripina ir tada irgi jie pradėjo skempuose groti ir tai, nu, tai tiesiog kiekvienas muzikantas įneša savo tą įrašuose, tai gal tiek nėra, nes, nu, aš produsuoju ir dažnai būna, kad net tas klavišo partijas aš pats įgroju ir jos būna labai elementarius, ta prasme. Bet tada, kai mes gyvai grojam... muzikantų į studiją? Ne, aš kviečiuos, būna, tikrai. Tai pas mus ir pučiamieji, ir, nu, ta prasme, labai daug. Nu, aš toks visus muzikantus, kur minėjau, tai jie visi yra įrašuose dalyvavę. Ir jie visi įneša savo spalvą jau. Bet, nu, yra daug dainų. Bet ar atėjau, žinai, sakai tą ir tą grotą, ar jie sakai, nu, sukurk partiją, čia kaip maždaug dirba? Ne, partija, ne, nu, tarkim, ten Laton, tai tokios partijos yra mano galvoje, aš jau jos ten Always Too Much, nėra taip, kad, yra buvę, kad ten kažką tiesiog sugrok, bet tai labai labai retai, jeigu yra pas mane pučiamieji ar kažką, tai aš kažkokią melodiją turiu, po to gal jie truputį, nu, ar paranžuoja, nes aš tik gitarą, o ten reikia 3 natų, tai aš tai, nu, neturiu tą, kad kokią ten nuotą paapučia, tai jie jau tą padaro, bet pagrindinė melodija, nu, tai ar ten net ir styginiai, ar kažkas tokio, visai yra buvę. Bet yra ir esam dirbę su Linas Rimša, nerealus aranžuotojas, Jevaras yra mums daręs aranžuotus, Liutauras Janušaitis mums daręs, vat, Deadly, visas tas Live and Deadly. Tai ten visos aranžuotės darė, nes ten yra, nu, tas dainos mano prodiusuotos, bet jos gyvai skamba visiškai kitaip, su pučiamaisiais, ten su... Tai, ta prasme, kaip čia sakyt, pas mus kiekvienas muzikantas, kuris buvo skempuose, savo štampą uždėjo. Tikrai kiekvieną kartą, kai keitėsi muzikantai, keitėsi skempų gyvas skambesys. Įrašų tai ne, nes visą laiką tas pats prodiuseris, bet gyvai mes su kiekvienais atlikėjais, su kiekvienais jo muzikantais kitaip skambėjom. Kuo dabar daugiausia gyveni? Skempais ar elektriniam sutartiniam ar afrodelika? Mano pagrindinis prioritetas realiai 2018, kai va, mano tėvas mus paliko, kažkaip buvo grįžti prie muzikos, nes nuo 2009-2010 buvo Loftas ir tai buvo mano visiškai prioritetas. Skempai egzistavo, buvo kiti projektai, atsirado ir Kandis su Algirdu Kaušpadu ir taip. Aš ta prasme koncertavau ir taip, bet tai tiesiog nebuvo mano prioritetas. Jeigu yra koncertas, yra ir, nu, tiesiog. Pasroviui. Nu, buvo, nu, va, sakau, su Kandim, ten buvo, ten, bet, nu, tiesiog, tai buvo taip on the side. Vis tiek svarbiausia buvo Loftas, ten festivaliai, atlikėjus atvežti taip. Ir kažkaip po tėvo mirties kažkaip labai man, jau prieš tai man taip kirbėjo prie muzikos grįžti, bet tada nusprendžiau, kad tikrai noriu prie muzikos grįžti ir tada atsirado Afrodelik projektas, kuris buvo toks kaip pagerbimas mano tėvo. Tada atėjo pandemija, man kaip ir ačiū Dievui, nes visas pasaulis sustojo ir vat, kaip Živilė man tada sakė, tau reikėjo, kad visas pasaulis sustotų, kad tu pagaliau galėtum daryti tai, ką planavai senai, nes tiesiog, kai Loftas buvom kaip, nu, kaip toks sukies ir, nu, nėra laiko, tiesiog, vat, vyksta ir, ir tada, kai ta pandemija atsirado, aš tiesiog vat, per tos porą metų Afrodelik albumą įrašiau ir sutartinio albumą įrašiau. Bet čia iš esmės sėdi vienas ir įrašinėjai studijoje. Vienas visą. Man čia pasaka, aš aplamai, va šitam, čia esam lofto teritorijoje, tai čia yra loftas, yra studija ir dar aš čia gyvenu, tai realiai, jeigu aš visą laiką čia būnu, man nebent yra ar koncertas, ar ten šiaip su kažkur ten į senamiestį išeit, bet realiai mane sutiksi va šitam kieme visą laiką, nes čia, kaip Sela sako, čia mano kiemas. Tai jo, tai man pandemija buvo labai patogu, nes namai, studija, loftas, ten lofte mes ten darydavom tiesioginės transliacijas, tai dar šiaip ten su žmonėmis susitikdavai, bet aš ten dar studijoje ir lofte irgi tokią studiją įsirengiau, tai ir čia buvo, ir ten studija buvo, tai nu, tiesiog buvo labai man patogu, daug laiko kūrybai. Ir jo, ir nu tada Afrodelik buvo mano kaip pagrindinis prioritetas, bet nu kadangi buvo pandemija, reikėjo loftą gelbėti ir nu, aišku, su Živilė, tiesą pasakius, Živilė gal ten daug labiau prisidėjo prie to, bet nu vis tiek negalėjau taip 100% prie muzikos. O dabar jau vaikai truputį paaugę, loftas jau kažkaip stovi ant kojų savo, tai dabar praktiškai vėl 100% prie muzikos, va šitoje studijoje sėdžiu kiekvieną dieną. Tai va
kelis metus Afrodelik buvo mano prioritetas, bet va šiais metais ir ateinančiais metais yra elektroninės sutartinės, kurias mes dabar pervadinsime į Sutartronika, kadangi planuojame labiau užsienį reikštis, tai elektroninės sutartinės užsieniečiam labai sudėtinga yra ištarti, tai supaprastinom, tai vadinsime Sutartronika. O kaip užsienį tas lietuviškas sutartinės priema? Man tai buvo tiesiog toks projektas, kur aš padariau on the side, Afrodelik buvo toks rimtas projektas ir aš su Afrodelik teko labai nemažai pagroti, virš 10 šalių grojom visokiose festivaliuose, nuo Kroatijos, ten Vokietijos, tikrai taip neblogai važinėjom. Ir taip nemažai patirties įgavau, tiesiog ten siūsdamas ten visokius ten, spaudą ir taip toliau, nes ten viską pats darau be vadybos. Tai kai kažkaip tas Afrodelik albumo ciklas baigėsi, aš prisiminiau, kad mes buvom klipą padarę sutartinėms ir jis pas mane pragulėjo hardė metus tiesiog, bet kadangi su Afrodelik buvo ir aš tiesiog tiem visiem kontaktam, kur turėjau, įsiunčiau tą klipą, tiesiog, va čia singlas, toks projektas yra. Ir mano nuostabai paėjo daug labiau negu Afrodelik ir aš tuo momentu supratau, kad čia yra super unikalus dalykas, kuri, daug tokių dalykų nėra pasaulyje. Ir tada man iš to tokia side project jis pasidarė, truputį rimčiau pradėjau jį priimti ir dabar mes turim agentę, kur mūsų atstovauja iš Estijos, kur dirba ten su panašiomis grupėmis, va jau šiais metais nusimato pasirodymai, va dabar važiuosim į Estiją, Prancūziją, Makedoniją, ten dar vienu žodžiu. Tai aš manau, kad šitas projektas gali tikrai labai gerai atstovauti Lietuvą už Lietuvos ribų, atstovauti tą Lietuvos paveldą. Tai skudučiai ir visa tai yra gerai, bet manau, kad galima ir kažkaip tą paveldą ir moderniai perteikti ir aš manau, kad su to projektu galima pasirodyti elektroninės muzikos festivaliuose, world muzikos festivaliuose, ten, ta prasme, tai dabar toks prioritetas ir visai netyčia skempai kažkaip čia pradėjo atgyti irgi. Aš pastebėjau. Jo, čia buvo neplanuota, visiškai nebuvo planuota, bet tiesiog. Tik tokie atsirado skempai jaunimui. Taip, tai mačiau akustiškai ten gitarą pasiėmą, žinai, per miestą. Tiesiog buvo... Daug kas klausė, ten jūs ten kažkokį ten planų, ten su skempais turi ten arenas ar taip kažką, Nes šiaip, pažiūrėk, kiek dabar atsikūrė tos senosios grupės, žinai, kur kažkada buvo žiauriai stipriai populiarios. Arenos surenka, tai manau, kad skempai laisviausiai galėtų arenų turą per Lietuvą pavaryti. Gal, nežinau. Nebūčiau toks užtikrintas. Aš manau, kad skempai turi... Gal aš klystu ir gal aš klystu, bet ne, aš nebūčiau toks užtikrintas. Pagyvensim, pamatysim. Bet, tikslas buvo tiesiog, kaip čia sakyti, netikslas. Tiesą pasakius, per tą visą laikotarpį nuo 2008 iki dabar, tai Vilius visą laiką ten siuntė visokius beatus, dainų idėjas, jis ten, visą laiką nerimavo, kad darom kažką. Bet man, kaip sakau, loftas buvo prioritetas, ir tiesiog kažkaip ne. Ir mes ten, ne tai, kad mes absoliučiai nieko nedarėm, bet, tiesiog tai, ką mes darėm, jeigu nejauti iki galo, tai kam leisti, jeigu, aš toks, jeigu gali patylėt, geriau patylėt, aš esu tokios nuomonės. Tai tiesiog tylėjom, koncertavom kažkiek, bet nieko naujo neleidom. Ir tiesiog pernai man tokie kažkada sėdėjau ir tiesiog toptelėjo mintis, kaip skempai galėtų dabar suskambėti. Taip toks 90s sounds, būtent tą visą muziką, kur aš leisdavau, kai buvau paauglys ir buvau didžėjus mokykloje, nes dabar visur, kur eini, leidžia tos visus 90s Eurodance hitus ir jaunimas žino visas dainas, kur aš leisdavau, kai man buvo 16 metų, kas yra crazy, varai į klubą ir ten, ne tai, kad mano amžiaus žmonės, bet ten 19 metai žino visus ten Fred Don't Have Sex ir ten visus, ta prasme, viską žino. Tai man buvo toks, tai galim gal ant to truputį, ne tai, kad sužeisti, bet tiesiog... Pagaliau į madą grįžo muzika, kurią tu mėgsti. Jo, kur aš žinau, kaip daryti, suprantu ir kur tiksliai žinau, kad kaip save ten, kaip mes suskambėsim su skempais. Tai buvo tiesiog toks kaip ir pradžia. Tai ir dabar
dabar jau labai nemažai esam įrašę, tai jau turim nemažai planų į ateitį. Tai. Bet toks atrodo šiek tiek kitoks žingsnis negu su to, ko skempai prasidėjo. Nes, Summertime, ne, išėjo gabalas. Viskas angliškas gabalas, prancūziškas repas, lietuviški žodžiai, kur ten 3 minutė prasideda, ne? Ja. O jis ten įdomiai pasakoja, visur vaikščiojo po leidybinės kompanijas, dalinat savo muziką ir visi to labiausiai ir bijojo, kad nelietuviškai dainuoji, ne, čia nieks nesupras prancūziško repo, ir staiga geriausias, išpopuliarinęs jūs gabalas yra tas, kuris yra nelietuviškas su prancūzišku repu. Atrodo, viskas tarsi atvirkščiai. Šiaip, aš tiesiog, aš kaip pamastau apie tos laikus, tas pasitikėjimas savim, jaunatviškas tas, aš nežinau, ar aš dabar turėčiau tokį, bet buvo tiesiog toks, Erikos Prierinis, tada įvarom prancūzišką repą, tada Erikos Prierinis, ir tada kai Chebra išgirs Vilių, jie tik tada supras, kad čia lietuviška grupė. Ir beveik visi žmonės, sakau, ne beveik, bet labai daug žmonių, kur man pasako, kai pirmą kartą Summertime išgirdo, būtent tai ir buvo ta reakcija jų, kad kažkokia užsienio grupė, nes tais laikais tas toks hip-hopas, Fugees, bet buvo tokių ir visokių popsovų Fugees versijų, ta prasme, mūsų tokia įtaka tais laikais buvo labai The Fugees, nežinau, ar kai Summertime įsijo The Fugees, buvo tikriausiai. Tai Fugees, tiesiog toks stilius, tai tas ir buvo, kad daugam buvo toks, čia kažkokia, ir lietuviškai, labas rytas, sako, ir buvo toks, tai va, ir čia iš viso, pirmas singlas, kur išeis, logiška būtų tą lietuvišką padėti į pradžią, kad būtų aišku, kad čia, bet mes tiesiog turėjom tokį, darysim taip, bet kažkaip suveikė, tai nežinau. Iš tiesų skambėjo kaip užsienio grupė. Beveik ir buvo užsienio grupė. Beveik galima sakyti. Buvom ir iš tikrųjų mes kai Summertime išėjo, mums labai tas į naudą išėjo, nes tais laikais buvo tokia, kaip čia sakyti, tarkim, Radio Centras turėjo tokią taisyklę, kad ten kažkiek procentų lietuviškų dainų, kažkiek procentų, tai jeigu ten lietuviška daina yra, turi stiprų rotaciją, ta prasme, tai aš dabar neprisimenu skaičių, bet, ten, tarkim, gali būti ten 5 kartus per dieną ir ten, jeigu ten Madonna ar kažką, tai irgi 5 kartus per dieną. Tai mes, kiek žinau, bijau meluot, bet kiek žinau, mes buvom pirma grupė, kur mes gavom abu. Tai mes ne 5, o 10 kartų grodom. Duodavo mums ir užsienio, ir lietuvių. Ir tai mums labai nauda išėjo, ir buvo. Ir tada, tiesiog. Paklausau kartais tų, pavyzdžiui, senųjų Eurovizijos atrankų, ne? Ir paklausai tos angliškos kalbos lietuvių. Dabar jau gal, žinai, jau moka hebra, bet tuo laiku sunkiai. Ir skempai iš tiesų skambėjo kaip užsienio grupė, žinai, kur su gera angliška tartim, ne šiaip bando, žinai, kažką, tai iš tiesų toksai real deal. Nes airė dainavo, tai... Nežinau, jeigu Vilius būtų ten angliškai varęs, tai gal irgi būtų ten... Ne, tai visi darė tai, ką geriausiai moka. Taip. Tas yra taip. Ir gal toksai netgi, jūs, pavyzdžiui, su Vilium iš Vokietijos, ne, grįžat užaugę su tenais esančia muzikos kultūra, iš esmės, ir atėjot į Lietuvą, kur dar nebuvo taip atėjus tiek tos europietiškos muzikos, ne? Ir sakyčiau, stipriai kartelę Lietuvoje pakėlėt su tokiu, ir to, iš esmės, muzikiniu skoniu, kitokiu, ne? Ko Lietuvoje dar nebuvo, ir tas gal ir davė tokį, žinai, stiprų pušą ir kitiem pasitempt. Ir tas būtent kitoniškumas. Man tokia mintis buvo, žinai, kad tie visi leidėjai, kurie atsisakė, žinai, bijojo to, kas iš esmės jūs ir išvedė į aukštumas. Taip, bet aš dabar daug laiko yra praėję, tai aš žinau, kad kai man sako, kad šita idėja yra crazy, tai aš žinau, kad tai yra gerai. Nes kai aš net ir tam pačiam Justui Čekoliui, kuris po to tapo, jis irgi vasario 16 lankė, kaip ir Vilius, jis vyresnis buvo, tai jis anksčiau atvažiavo į Lietuvą. Tai kai aš jam sakiau, kad aš važiuosiu į Lietuvą muziką daryti, jis sakė, tu durnas, tu baigė Vokietiją, abitūrą, gali, savo mokytojams sakiau, kad važiuosiu į Lietuvą ten 97 metais, tu durnas, ta prasme, kad tu gali, žinai. Kai loftą atidarinėjom
čia Naujamiestį, čia buvo labai tokie kaip, vat, visi iš čia važiuodavo į tą tašką, tenais, į taborą, čia buvo pagrindinė, ten švirkštai mėtydavosi prie stotelės, nu čia iš viso zombiai vaikštydavo. Tai atsimenu, kai sakėm, kad čia loftą atidarysim, tai jūs durniai čia, iš viso čia, nuo čia į Senamiestį pėsčiom yra 6 minutės, bet tada atrodė kaip pakraštys ten Vilniaus ir taip toliau. Tai aš turiu tą tokį, kai man sako, seniai, truputį su srabanais negerai, tai aš žinau, kad okay, this is gonna work. Yeah. Tai jo, tais laikais, kai šiaip, nu, sakau, tiesiog aš aplamai kartais, kai pažiūriu tos video mūsų, tam tikrus interviu, būtent iš ten tų 98, 2000 ir taip toliau, tai nu, buvom ganėtinai tokie, kaip sakėt, full of ourselves. Labai pilni, labai save pasitikėdavom, gal vietomis, gal net ir tokie truputį pasikėlę, drįsčiau teikti. Bet, nu, tai mums tiesiog buvo į naudą ir, nu, tiesiog tas toks jaunatiškas, toks, nu, tas yra, kad kai pamatai jaunimą ir tu kartais pagalvoji, nu, blemba, jūs čia taip. Bet tas ir yra, kai tu tave veža ir tu darai ir tau nesvarbu, kad tau pasako, kad, palauk, čia gal nepavyks arba tu gal pamastyk, ar tu gal eik studijuoti, aš, nu, nieko nestudijavau, va. Tapsiu muzikantas ir viskas, ir taškas. Ir nu, kažkaip pavyko, tai kaip gal tikėsi, kitam taip ir pasakytų, bus, kad, nu, ką tu čia darai. Tai. Skempai po truputį atsigauna, ne? Vėl išeis į aikštelę. O kas vyksta su Kaušpėdu? Ką jūs ten daro dviese? Taip, su maestro Algirdas Kaušpėdas. Taip, tai turiu labai didelę garbę būti vienoj grupėje su Algirdu Kaušpėdu, kas iki šiol man toks wow. Tiesiog, dabar tiksliai neprisimenu, 12 ar 13 metais aš produsavau paskutinį Antis albumą, tada nieks nežinojo, kad tai bus paskutinį Antis albumas. Baisiai džiugu. Baisiai džiugu, taip. Tai va būtent šitoj studijoje ir buvo įrašytas visas albumas. Ir tada kaip tik, nu, jie ieškojo prodiuserių ir jų vadybininkas Vaidas Ackevičius pasiūlė mane ir mes kažkaip, nu, labai su Algirdu kažkaip mūsų, kaip sakyti, frequencies labai suėjo. Ir jo, ir tada, nu, buvo tas jų turas ir jie kažkaip tada nusprendė išsiskirti. Ir po kelių metų, berods 2016 metais, kaip tik per Loftas Fest, jis atėjo Loftas Fest apsižiūrėti ir prisėdom ir sako, jis mane visą laiką vadina Čiuvak. Čiuvak, sugalvojau, bus grupė. Būsi tu ir aš. Grupė vadinsis Kandis. Kaušpėdas, Dievara, Kaušpėda, Dievara, Kandis, kaip Antis. Viskas, ta prasme, jau suplanuota. Nu ir kai tau maestro sako, Čiuvak, bus grupė ir dar tavo tėvo pavardė yra pavadinime, nu kaip tu, nesakysi, pala, aš pamastysiu. Iš karto sakai, ready, let's go. Kada pradedam, žinai. Jis buvo ten tekstų daug parašęs, kažkaip ten atostogavo, kažkur ten Suomijoje, Norvegijoje, nežinau, ten vienu žodžiu, dėl to ten užpoliarino rato. Tas albumas pirmas vadinosi. Tai, nu ir mes su jo, pas mus realiai, kai mes su juo sutinkam, tai vienas sutikimas yra viena daina. Nu, kaip aš sakau, aš greitai dirbu, tai sutinkam ir ten per kokias 2-3 valandas yra ta basic forma padaroma, nes tekstas visas jau yra. Iš esmės tekstas Kaušpėdo tavo muzika? Jo, ir tada padarom, arba jisai turi kažkokią ten idėją, ten kažkokią, bet, nu, dažniausiai. Ir, nu, tada realiai per kokias ten 7 valandas, dažniausiai ten sėdim 5-7 valandas, nu, yra toks demo, kur viskas yra, tipo, nuo pradžios iki galo, ir po to jau prie tos dainos, kaip sakau, gali ten dirbti ten savaitėm ar mėnesis, bet, nu, pagrindas yra, jis po to jau per daug nesikeičia. Būna, kad kartais pasikeičia labai, bet labai retai. Tai taip yra, kad mes su jos tinkam, vienas tikimas, viena daina. Bam. Yra. Ar padeda tai, kad iš esmės dviesi sėdėt, ar vienam kartais lengviau dirbūna? Man labai patinka vienam dirbti, nes aš žinau, ką aš darau ir taip toliau. Bet man labai patinka dirbti su kitimi žmonėmis, nes visą laiką atsiranda tam tikrų dalykų, kur tu nesugalvotum. Ir aš to nebijau. Ta prasme, aš nesu tas, kur va, čia aš tas sugalvoju, ar čia va, viskas. Man labai patinka netikėtumai ir netgi ir būna, tarkim, jeigu yra labai gerai muzikantai, kur aš sakau, kad, tarkim, aš turėjau kažkokią melodiją, aš kartais tyčia nepasakau. Aš paleidžiu kažką ir
Nu ir jeigu man, nelabai, va, klausyk, gal šitą pabandyk, jo, bet jeigu aš jam šitą pasakau, nu iš karto jo minty yra ir nu viskas, jau ta prasme jis žino, ko aš noriu. Tai man tai patinka bendradarbiauti ir va, nu ir su Kaušpėdu tai būna, kad aš ten sėdžiu, ten, sako, gal tu pabandyk, oi, pabandai, o, visai gera, žinai. Toks, nu, aš net nebūčiau apie tai pamastęs, žinai. Tai man ta kaip čia sakyti, kai kitas žmogus yra studijoje, kambaryje ar nesvarbu ir tavo minčių duoda, man tai labai patinka. Tai va, tai išleidom vieną albumą su Kaušpėdu, po to antrą albumą jis labai norėjo, šiaip nuo pradžios jis ten norėjo Anties dainas, kad mes perdarytumėm, bet aš labai priešinaus ir po to ilgą laiką, nu, ten bandė mane įkalbinti, bet man tiesiog toks šventas reikalas, prie kurio aš nelabai norėjau lysti ir nu, labai lengva yra sugadinti tai, kas yra. Tu vėlgi, kai žmonės jau išgirsta vieną kartą. Jo, nu, ta prasme. Jau nu, aš tų coverių esu šiaip gyvenime pridaręs, aš nebijau tus coverius daryti, bet, nu, čia aišku ne coveris, nes pats Algirdas dainuotų, bet, nu, vis tiek toks, nu, kam ten lysti, žinai. Nu, ir kažkaip taip gavosi, kad mes kažkas atsitiko, kažkaip perdarėm, dabar neprisimenu kažkurią progą. Ir gavosi labai smagiai. Ir tada artėjo Algirdo 70-metis ir jis man, čuvak, žinok, va taip dar bus Anties 40-metis čia, tai, nu, davai darom, žinai. Jis atrinko dainos ir aš taip... Nu, bet prisėdom ir padarėm albumą Antis kaip Kandis. Nu, ir tikrai šiaip labai esu patenkintas tuo albumu. Bet, nu, jis buvo, kaip sakau, buvo padarytas Algirdo 70-mečio proga ir man šiaip tai, kas yra labiausiai man sprogdina smegenis dirbant su Algirdu, nekalbam taip, kad jis yra super charizmatiškas, nu, su jo visą laiką įdomu, jis visą laiką turi ką papasakoti ir nekalbant apie knygas, kuris rašo ir ten visokias ten apysakas. Nu, ta prasme, žmogus tikrai žodžių neieško kišenėje. Tokiam amžiui mes grojam pusantro valandos setus, o pas mus vis tiek ten truputį Rammsteinus, ten sunkios gitaros, nu, ten iki prakaito eina tie, žinai, būgnininkas ten kala normaliai. Ir Algirdas, ta prasme, kai man bus, nežinau, 5-6 metų, jeigu aš bent per pusę galėsiu taip pavaryti, nu, aš būsiu super dėkingas. Ta prasme, nu, ir tai yra tiesiog wow, kaip žmogus tokiam amžiui dar, nu, tiesiog, man atrodo, Angus Youngui yra 9, jeigu neklystu. Jam 7-2 ir man atrodo, jis tikrai geriau juda. Nu, aišku, jis ne tiek laksto kaip Angusas, nes nu, ten laksto. 3 valandas koncertų trunka. ACDC ne 3 valandas koncertų trunka. Jo, bet tiesiog, wow, tiesiog crazy, insane. Tai va, ir aš šiaip labai džiaugiuosi, kad čia aplamai gyvenime man tikrai labai, kaip čia sakyti, teko dirbti su Andriu Mamontovu, su Kernagiu, su Kaušpėdu, nu, su labai daug žmonių teko dirbti ir man tai visą laiką LT United visiškai crazy, ta prasme. Aš visus tos, kai Vilius buvo pats didžiausias Biksų fanas, tai kai mums ten buvo 15-16, mes į Lietuvą važiuodavom, mes ten Biksų koncertuose pačiuose pirmose eilėse būdavom, man Bovy labai patiko, va būtent Kuliavos ir Mikutavičius, tai kad aš po to vienoje grupėje su visais šitais buvau ir ten metus praleidom pakeliui, ten visą Europą važiavom kartu. Nu, tiesiog tikrai, wow, nu, galiu tik pasakyti, blessed, jaučiuosi labai blessed. Tai žinai, sako, never meet your heroes, bet tavo atveju, kaip supratau, nebuvo neigiamų patirčių. Ne, nebuvo. Tikrai aš labai džiaugiuosi ir va, nu, su Marijonu aplamai mes abudu esame ACDC fanai, tai mums buvo toks visiškai buvo apie ką. Gengas. Vienu momentu užsiminė apie Rammsteinus, kalbėdamas apie Kandį. Aš atsimenu, klausiau baisiai džiugu, kai jis tik išėjo. Ir pirma mintis buvo, Rammsteinai? Taip. Kiek įtakos tam yra? Ne, tai net ir viršelis yra, net ir jeigu viršelį pasižiūri, tai ten, ne, tai buvo man duotas įsakymas, Rammstein. Ai. Buvo duotas įsakymas iš... Tai reiškia, labai puikiai pertikėjai. Jo, Rammsteinų aš nuo pačio pirmo singlo, kai išėjau pats pirmas, aš Vokietijoje gyvenau, tai kai jie išėjo, aš iš karto, nu, pats pirmas singlas, kai išėjo,
aš išgirdau ir vat, kai jie ten dar mažose klubuose, ten su mažais Fire Flames, ten kur patys ten pusdavo, tai aš nuo tų laikų jo žinau ir aš šiaip, esu iš sunkiosios muzikos, ten, ta prasme, tai, bet man visos tos tie bendai, kur maišė, vat kaip ten Clawfinger ir taip toliau, kur ten truputį ir elektronikos maišė su tom sunkiom gitarom, man tais laikais labai patiko. Patiko, ir tas, kaip čia sakyti, aš niekada nebuvau labai didelis fanas ten tokių Viking rock, ten Iron Maiden ir taip toliau, patinka, respektas ir taip toliau, bet, man AC/DC, Metallica, nežinau, Tankard, ten punk rockas, Slayerai, nežinau ten, bet ir Motley Crue, Guns N' Roses, po to jau ten Rage Against the Machine, ten nežinau, ten visi. Okay. Ir dar ką labai džiaugiuosi, kad mes varydavom į Rock am Ring festivalį Vokietijoje, tai aš ten kokius 12 metų iš eilės ėjau, tai aš ten nuo Smashing Pumpkins iki, viską, ką aš paminėjau, praktiškai beveik viską mačiau ir dažniausiai mačiau tai tais metais, kai išėjo jų debiutinis albumas. Tai nuo Alanis Morissette, Fugees, nežinau, ten viskas, kas ten 90 metais buvo. Tai viską mačiau tada, kai tai išėjo, ta prasme, tai vienintelį, ko nepamačiau, bet iki šiol dar turiu bilietą, yra Nirvana. Nes tada buvo tas įvykis ten Milane ir po to jie turėjo Vokietijoje groti ir tada atšaukė tą turą, ir po to ten Unplugged'as ir viskas. Tai tai Nirvanos nemačiau, bet visi ten Soundgardenai ir beveik viską, kas iš tų laikų mačiau. Ir tai man labai didelę įtaką davė taip. Ir Rammsteinai irgi, Rammsteinus mačiau, nežinau. Bet kalbant apie įtaką, žinai, tu sunkesnės muzikos fanas, ne? Vilius reperis, dviesi darėt grupę apie 2000-uosius ne? Kokiu būdu jūs netapot nu metal grupė, tiesiog? Tai mes buvom new metal grupė prieš tai, kai Erika. Mes buvom realiai, mes buvom kažkas panašaus į Clawfinger, Rage Against the Machine. Okay. Ir tada Erika atėjo į grupę ir supopsino mus. Aš tai buvau prieš, kad Erika į grupę paimt, bet niekada nebūtumėm tapę tai, kas mes tapom. Ir ta prasme, aš pats, ta prasme... O dabar nekyla tokias minties, žinai, pagrįžti tai, kas buvo, nuo ko pradėjot? Yra minčių ir ten kalbamės dabar ir dabar su tam tikrais atlikėjais, kur dabar iš to žanro yra, tai gal kažkas bus. Bet esmė yra, kad aš visą laiką, ta prasme, man patiko metalas ir taip toliau, bet man visą laiką patiko Fugees, Beastie Boys, ten Public Enemy, repas man irgi, aš užaugau ir su repu. Ir po kurio laiko man pradėjo patikti ir po to jau ten visa kita, ten, ten, nežinau, Portishead, Björk iki ten... Žodžiu, žmogus, kuris iš tiesų klausė viską. Aš dabar, tiesą pasakius, aš dabar galiu pasakyti, aš gal nuo 10 metų ir taip, aš žinau, kas vyksta, bet aš tikrai nesu melomano, esu labai toli nuo melomano ir esu visiškai kažkaip... bet prieš kokį 15, 20, 25 metus Q Magazine kiekvieną mėnesį, NME, viską žinojo apie viską, kas vyksta tam roko, pop muzikos pasaulyje, tai mane labai domino, ką aš skaitydavau, tai aš visą laiką skaitydavau tik tai apie ten visokias biografijos atlikėjų, arba apie ten muzikos verslą, ar apie, nežinau, apie muziką tiesiog. Tai mane labai vežė ir taip, bet kažkaip po kurio laiko pavargau nuo muzikos, tiesą pasakius, ir aš dabar taip truputį žinau, kas vyksta, bet taip, tikrai labai toli gražu ne melomanas. Su daug, kaip sakant, atlikėjų teko, žinai, grot, susipažinti, su visais kaip ir puikūs santykiai. Su skempais irgi grįžtat originalią sudėtimi, ne? Nieks kaip ir nekinta, atrodo. Daug grupių iš tiesų kartais senų tų pirmųjų narių į vieną kambarį kartu nesuvesė, ne? Kaip su skempais pavyksta tą žmogišką kažkokį kontaktą išlaikyti, nesusipykstant, net ir po didžiųjų šlovės spindulių. Galiausiai ir Erika pradėjo savo ten karjerą kažką daryti, ne? Skempai buvo apmirę, o dabar vėl grįžtat. Kaip pavyksta išgyventi? Mes visų pirma buvom draugai prieš skempus. Mes su Vilium buvom klasiokai, su Erika mes buvom draugai.
ir su Erika mes draugavom, buvom pora prieš skempus dar, išsiskyrėm prieš pat, ne prieš pat, bet prieš ten summertime laikus ir taip toliau. Tai mūsų ryšys yra, toks, jis prasideda nuo draugystės, ne nuo grupės. Grupė tiesiog po to atsirado. Mes esam kiekvieno ar kito vaiko krikštatėvai, krikšto motinos, vis dar švenčiam vaikų gimtadienius kartu, ten šventės, ar ten Velykos ten dažom, ten, ta prasme, tie draugiški santykiai visą laiką buvo pirmesni negu grupė. Tai, čia pirmas dalykas. Antras dalykas, pykčių yra buvę. Yra buvę pykčių, ne vieni pykčiai, yra buvę gal net laikotarpiai, kai ten, ne tai, kad nesišnekėjom, bet, kad ten truputį buvo atšalimas, visko yra buvę, bet skempuose niekados nėra kilę konfliktas dėl pinigų. Niekados. Per kiek metų mes, aš dabar nežinau, kiek mes ten jau virš 26 metų, nei vieno karto nėra kilę klausimas dėl pinigų kažkas, kad ten mes ar nepasidalintumėm, ar kad kažkas ten, o anksčiau, mes visą laiką turėjom kasą ir, vienu žodžiu, čia tarkim yra ir skempų studija, tai čia, long story. Ir niekados nekilo kažkokių konfliktų didelių dėl kūrybos. Tai yra kilę konfliktų dėl visokių kitokių dalykų ir... Žinai, kas daugiau grupėje įdeda darbą, nesiginčiat? Aš įdedu ir tai yra man aišku, tai yra mano, tai yra, ta prasme, jeigu mes įrašinėjom albumą, aš sėdžiu studijoje pusmetį, chebra dvaro ir rašo savo vokalus per savaitę, tai kas daugiausiai darbą įdėjo, aš aišku, bet ta prasme, taip yra, ta prasme. That's the way it is, dėl to, ta prasme, that's the way it's always been ir čia nėra nei ko pykti ir nei tiesiog. Žinot savo dinamiką grupės ir... Jo, žinom dinamiką ir jo, tai aš sakau, mes visų pirma, man Erika yra kaip sesuo ir Vilius yra kaip brolis ir tai yra žmonės, kurie jeigu man būtų labai didelė bėda, tai yra 3 žmonės, į kurią aš kreipčiau: Živilė, Erika ir Vilius, kur aš žinau, galiu jiems bet ką papasakoti, jie manęs neteis, galiu bet kada paprašyti pagalbos, jie gali manęs, bet, ta prasme, tiesiog yra tokia, nedaug gyvenimų, nedaug žmonės, turi gyvenimą, tai jie yra vieni iš tų kelių žmonių, kur aš, visam gyvenimą turėsiu, tai tiesiog. Ir sakau, yra buvę, kur ten visokių, bet tiesiog mūsų tas ryšys yra gilesnis negu kažkokias ten nesutarimai dėl, nežinau, kažkokios nuomonės ar dėl, nežinau, girtas kažką ten leptelėjai. Pastebėjau, muzikos pasaulyje daug grupių baigėsi vien dėl to, jog tiesiog nesutarė žmogiškai, žinai, tokie santykiai. Ir fainai matyti, žinai, kad... Tai gal ir buvo, kad mes ir gal, pavyzdžiui, galiu pasakyti, kad gal ir buvo, kad mes kūrybiškai nelabai sutarėm. Tai gal dėl to ir skempų nebuvo kurį laiką dabar. Dėl to, kad tiesiog viską, ką mes darėm, sakau, mes nemažai tų dainų pridarėm, bet man tiesiog buvo toks, kad aš nenoriu to išleisti, nes, ne. Tai, kažkam gal atrodo, kad it's okay ar taip. Man atrodo, kad ne. Ir tai gal mes šitoje vietoje ir ne visai sutarėm, bet dabar jau aš, tarkim, ir pasilgau, ir tai, ką mes darom, mane veža, ir tada vėl kūrybiškai sutarėm. Aha. Žodžiu, vis tokį tvirtų pagrindą, gali paskui bet ką daryti. Taip. Tai pirmiausia, žmogiškas ryšys. Jo, žinai, svarbiausia yra, aš manau, jeigu gali gyvenime daryti tai, kas tau, kaip čia sakyti, jeigu reikia būti kambarį su kažkom, su kuriuo tu nelabai nori būti kambarį, čia toks, o čia yra dėl pinigų ir taip, tai nelabai gyvenimas. Bet, aš ar taip gyvenime dėl pinigų, aš niekados nebuvau tas, kur, aš niekados neturėjau svajonės, ten, aš iki šiol neturiu mašinos, ta prasme, nėra kažkokių ten dalykų, mano svajonės buvo ten gitara, studija. Dabar mano svajonė yra apkeliauti pasaulį ir koncertuoti. Tai yra mano svajonė. Su sutartinėm, su Afrodelik 10 šalių, virš 10 šalių apvažiavau. Tai yra dabar mano svajonės. Mano svajonės nėra ten kažkokia, nežinau, ten namo prie jūros ar ten. Tai tiesiog, jeigu tai kažkada bus ar taip bus fine.
super, bet tai nėra tai, kas mane, kaip čia sakyti, Veža pati muzika. Mane veža, lofte, mane veždavo tiesiog tos renginius daryti, susipažinti su tais atlikėjais, sužinoti apie jų ten backline'ą, apie ten, nežinau, su Nicholas Jar susėsti ir kaip tu ten studijoje ką darai. Mane tai veždavo. Ir į techninius dalykus. Tiesiog, atvažiuoja atlikėjai, tu matai, kaip ten jie setupina, pasižiūri ten viską, ten su garsistų pasišneki, ten, ta prasme, tai yra įdomu ir padarai tuo pačiu šventę žmonėms, kuriam patinka tas atlikėjas bet tas pagrindinis dalykas, kas mane vežė, buvo tiesiog, tą padaryti. Manęs tai dabar nebeveža ir dėl to loftas ir nebeveža atlikėjų kaip anksčiau. Tai, tiesiog, nes manęs neveža. Tai kai vietomis tai gali būti geras biznis ar tai, bet, aš to nedarau, nes tiesiog neveža. Nebeįdomu. Kažkada buvo Tabami, darėm coverius, ten, tai buvo labai geri pinigai. Nebeveža, tai nebedarom. Tai tiesiog. Kol veža. Aš esu labai lucky, kad aš galiu savo tai leisti, bet aš nesu kažkoks tai ten labai pasiturintis milijonierius ir taip. Man tiesiog, jeigu mane veža, jeigu neveža, tai... Jei gali iš to gyventi, žinai, daugiau nereikia. Man daug nereikia. Tai vaikai aprūpinti, pasme, sveiki, ką daugiau reikia. Jis labai įdomus, dažnai įdomu, paklaus muzikantų. Ar įmanoma gyventi iš muzikos, ar gali normaliai gyventi iš muzikos? Bet virkščiai sakai, muziką gyventi reikia. O ne iš muzikos, ne? Jo, bet aš manau, kad Lietuva dabar yra muzikos klestėjimo laikotarpis ir ta prasme Lietuvoje tikrai labai gerai gyvenam. Muzikantai nemanau, kad turėtų dėl ko skųstis. Session muzikantai Lietuvoje gauna tiek pat, kiek štatuose, ar UK gauna vietomis net ir daugiau. Ta prasme, net atlikėjai, kur arenomis važiuoja, tai session muzikantai čia Lietuvoje tiek pat gauna kaip Chebra, kur kiekvieną vakarą groja prieš ten, nežinau, 20-30 tūkstančių žmonių, ta prasme. Tai, nešneku apie ten Taylor Swift, bet, labai didelės grupės, jo. Atlikėjai renka arenas, ta prasme, ten, tūkstančiai žmonių perklausos yra. Kiek Lietuvoje yra areninių grupių iš tiesų? Kiek jų yra, palyginus su Latvija, Estija, tai taip. Iš viso, ta prasme, yra tiesiog wow. Ir grupės, kurios visiškai, tikrai galima sakyti, nišinės, bet turi savo ten nuo Kamanio Šilelio, Free Finger ir taip toliau, bet tai jau dabar yra visiškai mainstreamas, ta prasme, ten solo ansamblis, tai kažkada buvo visiškai alternatyva, dabar galima tikrai, tai nėra tas mainstreamas kelias į žvaigždę, bet, tai yra tie atlikėjai, kur jeigu festivaliai yra, kurie uždaro festivalį, tai, aš tai skaitau mainstreamu, ta prasme. Tai Lietuvoje labai, labai gerai gyvenam, tai tie, kurie verkia, kad čia Lietuvoje blogai, Mokykitės grot. Geri muzikantai gerai gyvena. Tikrai Lietuvoje, ta prasme. Taip. Ir aš tiesiog esu tokios nuomonės. Kiek žmonių ateina tavęs pasiklausyti, tiek tu esi vertas, žinai, ir gal kartais, kaip čia pasakyti, čia ne visada nuo tavęs priklauso, arba kartais ir priklauso nuo tavęs, gal kai kurie ten labai senamadiški, aš ten nedarysiu TikToko, aš ten to nedarysiu, aš tiesiog galiu pasakyti, aš tuo laiku, kai pradėjau padaryti No DJs TikToką, tai pirmą kartą vėl buvo 15-mečiai, kur prie manęs priėjo ir sako, aš tave žinau, dėdė, tu iš TikToko. Nes jau tikriausiai kokie 10 metų 15-mečiai nežinau, kas yra Diavara. Bet dabar, kadangi darau TikToką, tai jie irgi žino, kas yra Diavara. Tai, jeigu, tiesiog laikai keičiasi ir tu eini su laikais, tai jeigu tau kažkas yra labai jau neešti, man čia yra per, tai čia tavo sprendimas yra, ta prasme. Dabar, žinai, kai skempai pradėjo, tu be leidybinės firmos nieko negalėjai daryti. Radijas tavęs negrotų, ta prasme. Tai tais laikais tu turėjai būti tu turėjai kažką padaryti, kad tu gautum to eterio. Dabar bet kas gali to eterio gauti, tu įsirašai dainą, tavo draugas su telefonu nufilmavo, įdėjai į YouTube per ten kažkokį įkelį ir jau Spotify yra ten po savaitės, tau nieko nereikia. Ir jeigu žmonėms patinka, jiem patinka, tu turi milijoną perklausų ir tau nereikia jokių labelų ir taip toliau. Bet jeigu žmonėms nepatinka, tai nepatinka. Ir, ta prasme, tai tiesiog laikai keičiasi. Tai ir tu turi prie tų laikų, aš manau, taip pat, kiek tu peržiūrų turi, kiek perklausų turi, tiek tu ir esi vertas. Žmonės, algoritmas yra žmonės.
Jeigu žmonės nežiūri tavo video, tai dėl to, kad jis yra blogas. Ne dėl to, kad, labai paprastai. Arba dėl to, kad tu per mažai darai, tiesiog reikia daugiau daryti, tada gal tu darai gerą kontentą, bet jeigu tu ten nedarai, ta prasme, tiesiog yra tam tikros žaidimo taisyklės ir arba tu žaidi tas taisyklės, arba nežaidi, bet tada, nėra ko verkšlenti, ta prasme, labai paprasta. Sėdėk kamputė ir grok savo. Su tokia optimistinė gaida, kad galim pasidaryti viską patys. Tikrai. Taip, aš labai linkiu visiems viską daryti, šiais laikais viską galima. Aš pats ir išmokau produsuoti, ir montuoti, ir video daryti, ir reelsus, ir nesvarbu, ir šiais laikais visi gali tą daryti, tai tiesiog yra YouTube'as, viską išmoksi. Nuo torto kepimo iki kaip Ableton atidaryti. Jo, iš tiesų. Tai ką, dėkui tau, kad priėmei į savo studiją. Tai ačiū Jums, iš tikrųjų labai malonu, kad yra dar tokių vietų, kur galima apie muziką pakalbėti, nes aplamai, kai skempai prasidėjo, buvo ten išleidė dainą, eini į radiją, pakalbė apie tą dainą. Dabar iš viso nelabai yra tokių vietų. Vienetai, o dažniausiai, jeigu interviu būnate apie kažką, kas visiškai nesusijęs su muzika, tai ačiū Jums, kad palaikot tai ir tai va. Darom tai, kas įdomu. Va, būtent. Ką, dėkui tada. Ate.